Sveikinuosi su jum iš Baltic Long Range šaudyklos. Kodėl šaudyklos? Neprišaudinėjau šautuvo atsigulęs ant miško keliuko, kur neaiškios ribos ir kur galbūt vaikšto ragautojai, raganautojai arba grybautojai. Nešaudau iš kažkokias dėžės pasitsigulęs ten, kur į dangų, reiškia žiūriu, kur kulka krenta ir matau. Todėl visiems rekomenduoju ginklą prišaudinėti šaudykloje, o ne kažkur miške. Šiandien pas mane ant ginklo sumontuotas naujasis Nokpix Ace L35. Aš jį naudosiu šiandieną, naudosiu ateinančiose savo medžioklėse kažkurį laiką, tam, kad įrodyčiau, jog šitas taikiklis, kainuojantis truputį virš 2000 eurų, komplekte su rankiniu termovizoriumi, kuris turi integruotą tolimatį, yra žiauriai geras sprendimas tam medžiotojui, kuris šiandien kol kas neturi nieko. Nors jis yra biudžetinis, pavadinkime taip, taikiklis, jis neturi tolimačio integruoto, aš jį naudoju kartu su štai tokiu Nokpix Lumi H35R, kuris turi tolimatį. Pats kryžius optinio taikiklio yra toks įdomus dalykas, reiškia, yra programėlė telefone Nokpixo, kurioje jūs galite susivesti savo šovinio duomenys, visus tos kritimus, kuriuos jums nupaišo, reiškia kritimo kulkos skirtingais atstumais, kuriuos nupaišo balistinė programa. Ir vis dėlto rekomenduoju daryti taip, nes aš taip pat įrodysiu, kad neverta imti jokių duomenų, kuriuos pateikia gamintojai, todėl kad tai gali būti ne visai tikslu jūsų ginkle. Na, tarkim, gamintojas matuoja visus greičius kulkos standartinėmis priemonėmis, ta prasme, vamzdžiais, tvistais, ir yra labai daug pašalinių dalykų, kurie gali įtakoti kulkos greitį. Tuoj pat jums viską parodau. Čia yra 5 šoviniai, visiems labai gerai žinomo gamintojo. Tas gamintojas parduodamas Lietuvoje. Va ten yra mano greičio matuoklis, čia yra ginklas. Pasižiūrėkim, ar atitiks šitie šoviniai deklaruojamą greitį, ar ne. (732 metrai per sekundę). 100 metrų pas mane yra 0 ir dabar ant 100 metrų rodo 698 metrus. Gamintojas. 0 rodo 780. Skiriasi 50 metrų per sekundę. 50 metrų per sekundę, 300 metrų atstumu. Žinot kiek? Va. Ir į lapę tu tikrai nepataikysi. Siūlau visiems mažiau klausyti visokių patarėjų, kurie rekomenduoja išsiimti duomenis iš kažkokių tai lentelių. Kiekvienas ginklas yra atskira istorija, kiekvienas šovinys yra atskira istorija. Ir tą reikia daryti savo rankomis, o ne pasitikėti ten kažkokiais skaičiukais ar menamais žinovais. Na ir žinoma, spręsti iš vieno šūvio tikrai negalima. Rekomenduoju padaryti bent kokius 5 ar 10 šūvių, susisumuoti visas vertes, kurias parodo tolimatis, jas padalinti iš šūvių skaičiaus ir tada turėsit maždaug apytikslį greitį ir tikslumą. 50 metrų skirtumą. Net nebejoju. Net nebejoju. Ta prasme, ten 300 kiek? Nu daug, jo. Lapė jau, žinai.